turbūt ne to tikėtės iš savo komandos šiandien. Aš manau, kad pradžia visai nebloga, žaidėm neblogai, bet galiu pasakyti, Lietuvos Rytas pataikė šiandien fantastiškai. Aš nežinau dabar galutinio jų procento metimų, bet manau turėtų būti labai aukštas. Ir pradžia, patys mes nesugebėjome mesti, ypač antrą kėlinuko pradžioje, taip, o jie pataikė metimus, ir Bairamovičius per rankas, ir Zavackas. Nors aš negaliu visą laiką kaltinti žaidėjų, nes tai buvo dalis mūsų sumanimo. Ir tos įmetė, kur iš mūsų sistemos gynybos, aš niekada žaidėjų nekaltinau. O buvo, kur individualiai padarėm Krylo idealių. Ir, aišku, Lietuvos Rytas labai aukštą meistriškumo komandą, to pasinaudoja. Treneri, 20 iš 32 tritaškių. Sistema nesuveikė, gal reikėjo pabandyti pakaitelio? Taip ir kaitelio, panaudojom 5 sistemas. Kas iš to? Rezultatas aiškus. O jūsų akimis varžovai ir atrodė šviežesni po Druskininkų stovyklos? Pradžia kaip tik atrodė, kad jie kažkokie labai pavargę, o paskui įsibėgo. Bet paprasčiausiai aš galvoju, kad sunku dabar pasakyti. Jie ateis dar tas, kaip sako, pramuš tą dalyką. Pagaliau, pagal mūsų kondicijas jie tikrai atrodė šviežesni ir geresni. Ar jautėsi jūsų sunki kova su Neptūnu šiandien? Čia buvo atspindys? Manau, kad ne. Manau, kad ne, nes mes atėjom psichologiškai bent taip pasiruošę atrodo. Paprasčiausiai meistriškumo skirtumus gal padarė savo. Aišku, ir mums traumos, kad ir to pačio Praškevičio, jis tikrai mums būtų šiek tiek padėjęs daugiau. O kas jam yra? Jam yra problema su raumeniu blauzdos. Bet jūs su Neptūnu 10 minučių žaidė paskutinės. Nu taip, aš jį norėjau patausoti, bet kadangi situacija reikalavo, aš įleidau žaisti. Tai dabar negali žaisti su Lietuvos Rytu. Treneri, kaip nesėkmė tokių skirtumų paveiks prieš antrasis rungtynes komandą? Nežinau, turėtum suprasti, žaidėjai irgi supranta ir aš suprantu, mes turim paprasčiausiai ateiti, atsisėsti ir rasti priežastį, kokią sistemą, kažką gynybos ir individualiai turėsim šiek tiek laiko, turėsim beveik 9, atrodo, paras laiko, pabandysim per tas atstatyti ir šiek tiek pakrauti akumuliatorius. Tai treneri, ką reikia daryti, kad serija grįžtų Vilnių? Išlošti. Labai paprastai, išlošti 1 tašką. Salė tikrai bus pilna tenai. Aišku, mūsų sirgaliai iš tikrųjų fantastiškai ateina, jie nori, kad komanda žaistų gerai, palaiko. Ir tai papildomas impulsas žaidėjams. Jie stengiasi atiduoda visas jėgas. Nors neturi labai didelių priekaištų dėl stengimosi šiandien. Paprasčiausiai yra kaip yra, kiek galimybių jam yra, tiek jie daro.